labai daug laimės, nes aš matau tos kalnus, aš negaliu patikėti, kad kiek laimės. Tos baltos viršūnės apšviestos saulės, čia yra kažkoks, tai aš nežinau, bet man atrodo, kad ten tikrai atsisuki ir ten Dievas sėdi ir stebi mus visus ant kalno kažkur tai. Oficialiai mes Himalajuose. Pagaliau. Apskritai, pažinti kultūras, keliauti, tai yra labai smagus mokslas, giliai pažintinis, nes iš kiekvienos kultūros galima pasisemti labai daug išminties. Nebūtina ten išpažinti kažkokią religiją ar dar kažką, tiesiog pabūti čia, pasisemti tos išminties. Tai yra stiprus mokymasis, stiprus savęs plėtimas. Užsukome į šventyklą, kuri pastatyta jau 1430 metais. Tai dabar galėsiu prisiglausti prie senai statytų pastatų, bei iš šitos vietos atidaro be galo gražus vaizdas ant viso Lech miesto. Adaptiniai laikotarpiai 2-3 dienų leidžiame Ladako sostinėje mieste Lech, kuriame artimiau susipažįstame su Tibeto kultūra, aplankome vienuolynus, šventyklas, paragaujame jų gardų maistą. O Jėzau, tu Marija, kiek tu jų pripirkai. Bei aplankome turgelius, kurie kupini tikros istorijos. Tai, kad paėmėm šitos girdą, jie vadinasi taip. Pas mus čia yra žarijų ir ten yra labai karšta. Tokiu būdu sudeda pas mus lepioškis šitas vadinamas ir taip jos pasigamina. Kvepia blemba kaip skaniai ir jie šilti. Dar šiandien tai šis bus čia nerealiai. Atvykome į Taktok festivalį ir čia matome neįprastus vaizdus, nes mes įpratę matyti festivalį visai kitokį. Čia bėgioja visokie persirengę gyvūnai, dievybės ir lamos, bėgioja, žaidžia, šoka, rodo savo tam tikrus prigimtinius veiksmus. Tai dabar bėgiojo pas mus sniego leopardai ir mėtė sniegą į žmonės. Tai jie tai tokiu būdu parodo savo laukinę prigimtį. Taip pat dar matysime ir šokius. Šokiai yra įvairūs. Vieni parodo tam tikrą šokį, kai blogis prieš gėrį kovoja ir aišku gėris laimi. Ir taip pat parodo lamų šokį. Lamų tai tų pagrindinių vienuolių šokiai. Va taip močiutės neša surinktus derlius. O vaikučiai neša kitus vaikučius. Vietiniai mus pakvietė prasieiti iki parduotuvėlės. Mes neteisingai supratom, ta parduotuvėlė tai jų gardas. Ir čia mes prirovėm žalumynų, parsivalgėm abrikosų ir šiandien turėsim skanę vakarienę. Nes ką priskinėm, pervalgysim, o jie dar plius savo rankom ir išaugino. Be galo faina. Moteriškė sako, jūs paragavot mano kaiminės abrikosų vaisių, o dabar einam mano medžio vaisių paragausit. Taigi, ragaujam. Negi, sultys bėga per rankas. Be galo skonai. Va čia tas baltas kauliukas, kuris yra, jisai duoda visą skonį. O čia, matot, bėg viskas. Labai skanu. Tik tai valgėm abrikosus nuo medžio, o dabar valgom morkas tiesiai iš žemės. Nuostabu. Kol su mumis dalinasi namų šeimininkė savo tradiciniais receptais, Ilona dalinosi sakralinių piešinių ypatumais.
Kartu pasigaminę tradicinius momo, jais pasimėgavom. O štai ir paruoštas šitas momo. Nuostabi daržovinė sriubytė, šilta, sušildanti iš vidaus. Ir nuėjome pailsėti po žygio į savo kambarius, iš kurių atsiveria nuostabus vaizdai į Himalajų kalnus, bei galima pasėdėti, pamedituoti, o vakare susirinkus paklausyti Ilonos astrologinę paskaitą bei pasimėgauti, kaip iš kalnų kyla mėnulis. Čia saulė šviečia labai taip šviesiai, toks jausmas, kad mes priartėjom prie jos, ne veltui 3500 virš jūros lygio. Čia taip ramu. Šiek tiek pasimėgausim ramybę ir toliau judėsim. O rytoj mūsų laukia kelias į tą pusę, už tos raudonos kalvos, dar 11 kilometrų. Visai nedaug. Labai gražu. Rytas mus pasitiko gražiais spinduliais saulės ant kalnų. Tiesiog guliu ir žiūriu televizorių. Kaip be pažiūrėtum, kas minutę keičiasi vaizdai, nes slenka debesis, keičiasi spalvos. Viskas taip dinamiškai gražu. Kokie kalnai vis dėlto galingi ir paslaptingi. And before I use these words like wonderful or marvelous, I say it would be nice to come again.